nori kažkuo remtis. Vienas pasitiki pinigais, kitas nori turėti kuo geresnį išsilavinimą, kitas gal nori žinoti visas naujoves, pažinti visus technikinius atradimus, gal kažkas nori apkeliauti visą pasaulį, gal kažkas giriasi tuo, kad turi įtakingų draugų. Visokiausiomis dalykais, asmenimis mes norime remtis, nes tai yra natūralu, kad mes matome savo silpnumą ir mums reikia kažko, mums reikia kažkokios atramos, mums reikia kažkokio patvirtinimo, jog verta gyventi, jog gražu yra gyventi, jog verta stengtis, verta turėti kažką, reikia siekti kažką, kažko norime pridėti skonio mūsų kasdienybėje. Ir šiandien Dievas nori mums pasakyti, kad svarbiausia, kad mes remtumės juo. Jis nenori konkuruoti su visu pasauliu, nes tai jokia konkurencija jam. Jis nori pasakyti, kad jis yra svarbiausias. Ir kaip girdėjome šiandien pirmame skaitinyje, ta našlė iš Sareptos, todėl kad iš likučių miltų ir lašelių aliejaus pirmą pamaitino pranašą, jai užteko. Pavalgė jį, pavalgė ir jo sūnus, ir ne tik vieną dieną, ne tik vieną kartą, bet per visą bados laikotarpį. Tai buvo, nes pasitikėjo Dievu. Panašų pasitikėjimą parodė ir našlė iš Jeruzalės, kuria iš savo neturto viską Dievui atidavė, visus savo pinigus, ir susilaukė Jėzaus pagyrimo. Kad tai mes norime Dievui duoti tik kažkokius likučius, duoti tą, ko mums nereikia, kas yra mums visiškai nereikalinga. Norime tik šiek tiek Dievui duoti. Gal kažkas išdrįsta duoti Dievui tiek, kiek privalo, nes tokie yra įsakymai, taip atrodo gražu kitų akise, ir tiek aš paaukosiu, ir viskas. Daugiau ne cento, ne minutės, ne daugiau maldų, nieko. Daugiau, tik tiek, kiek privalo, tiek atiduodu Dievui. Tačiau Dievas nori kažkokio kito turto iš mūsų. Nori iš tų visų lobių, kurias mes turime, iš tų visų brangenybių, tik vieno, mūsų pačių. Sveikinu visus, kurie išdrįsta Dievui atiduoti save, taiką ir Dievą.